Sveiki dvyniai. Jums jokia išskirtinė savaitė, tiesiog tęsis tokia joninių dar nuotaika ir per daug neatsiplėšysite dėl darbo, nuotaika vidutiniška, labai daug galbūt pasyviai leisit laiko, tinginiaudami, džiaugdamiesi saulė, šviesa, saulė kaip saulė, bet šviesa ilgomis dienomis. Šitas šventinis periodas jums baigsis tik tai kokią 7 dieną, taigi tikrai be sąžinės graužimo galite ilsėtis. Didelių darbų nenuveiksite, kaip tik galite netgi pajusti, kad kažkas stringa, kad kažkas nesivysto ir tokiais periodais, sakau, ir nesiplėšykite, ateis laikas, kai jūs nuveiksite labai greitai viską, ką esate susiplanavę ir nereikės čia per daug pergyventi, kad ten kažkaip tai užtrukote. Reikia būti mums labiau atsipūtusiam, nes iš tikrųjų pažiūrėkite, kaip pietiečiai gyvena. Jie niekur neskuba, nesusikuria savo nereikalingo streso. O mes čia dėl sekundės ten vos ne infarktą galime gauti, kad kažkur vėluoja minutę ar pusę minutės. Taigi, brangieji, daugiau stenkimės gyventi, ypatingai dvynius turiu galvoje šią savaitę, pagal gamtą, pagal harmoniją, niekur nelekiam, su nieko nesipykstam ir labai daug ilsimės, nes pauzė jums yra būtina, nes jau kitą savaitę prasideda labai didelis aktyvumas ir protinis aktyvumas ir va tada tai jau tikrai turėsite suktis nuo ryto iki vakaro. Meilės srityje toks irgi štilius, taip kad džiaugiatės tie, kurie turit kažką šalia, o kurie neturit, palaukite kitos dar savaitės, kad kažkas tai galėtų atsirasti. Taigi, brangieji, iki kitos savaitės. Ate.